Gavau laišką. Tai yra Tamušauskas, tas pats pareigūnas, kur pastoviai rašo su Alina Sausgirė tos mano atsakymus. Vėl atsisako Badauskams iškelti bylą, motyvuodamas, kad aš nieko naujo nepasakiau. 3 metus aktyviai Badauskai vagia mus, įsilaužė telefonų įrenginius, nunuodėjo šunį, prisijungė internetą. Yra klonai telefonų, kibernetiniai nusikaltimai, pinigų dingimai iš sąskaitų. Net Tamušauskas net važiavęs į namus, nei Sausgirė, nei Tamušauskas, nei Jurgita Pilvinienė, kuri pasirašo, tarp kitako šitos adresas Pilvinienis rodė, kad neegzistuoja, bandant jai laišką išsiųsti. Tai va, Mindaugas Tamušauskas, veiklos skyriaus viršininkas, toliau rašo šitokius laiškus ir net nebando. Elektros vagystės Badauskai sugebėjo per 2 dienas daugiau nei 1000 kW išnaudoti. Jie net nebando pradėti jokių netyrimų. Absoliučiai per 3 metus nesugebėjo atvažiuoti į namus, paimti piršto antspaudų. Nesugebėjo atkasti elektros laido per kelią, kur Badauskas prasivedė. Užtenka atkasti laidą. Aplink Badauskų tvorą užtenka apkasti ir laidas bus rastas. Badauskai pagauti. Jie net nesiklausė video įrašų, garso apsaugos kamerų įrašų. Tamušauskas net neatvažiavo ir nepajungė 5 apsaugos kamerų, kurias Badauskai užblokavo, kad galėtų toliau daryti nusikaltimus ir įsilaužimus į mūsų namus, į mūsų kiemą, į mūsų teritoriją. Toliau vykdoma nusikaltimai, Badauskai sukūrė grupuotę. Toliau Tamušauskas ir visi kiti pareigūnai, toliau tai yra Telšių apskrities tyrimas, toliau dangsto kibernetinius nusikaltimus ir šuns žudimai jau. Prasidėjo jau žudimai, grasinimai, žudimai ir toliau įsilaužinėjimai namus ir toliau bando Badauskai mus įbauginti, sukeldami elektros įtampą. 280 šiandien elektros įtampa laikosi. Jeigu jau buvo 265, mes degėm, tai įsivaizduokit 280 ir Badauskai susijungė 252 įrenginius kriptovaliutai bitkoinams. Tamušauskas toliau dangsto. Už ačiū tikrai niekas neklastos bylos, už ačiū niekas nepirks mediko teismo ekspertizės, tos pačios ekspertės, kuri priklauso ir gydytojas Naujokas, Klaipėdos teismo ekspertui. Kolegos, tikrai nesunku paprašyti už tam tikrą dovanėlę, kad suklastotų būtent tą ligą, kas ir matėsi, kada mane per prievartą išvedė ir padarė tyrimus. Dėl klaidų, lingvistinės klaidos jiems yra kliedesiai. Nusikaltimai yra kliedesiai, sąskaitos yra kliedesiai, padegimai yra kliedesiai, defektų aktai yra kliedesiai. Įsilaužimai į telefonų įrenginius, Google'is pranešimai, kad yra įsilaužta, IP adresai, kuris yra mūsų statinis IP adresas, yra keičiamas kas kelias minutės ir tai atlieka tikrai Badauskaitės Ligito sūnus, nes matosi, kad tiesiog žaidė per 5 minutės, net 3 kartus pasikeitė IP adresas. Man tiek Telia, tiek Baltikum yra išdavęs statinį adresą ir jis negali keistis. Ir šitokių serverių tiek prisijungimų tikrai negali būti. Toliau vyksta. Prie vaiko planšetės buvo prisijungė, Badauskai vykdo Rubicon projektas, toliau vyksta nusikaltimai ir įsilaužimai būtent per vaiko net kompiuterį. Buvo laiškai išsiųsti, laiškai yra sulaikomi. Laiškai yra sulaikomi, tiesiog nenueina pas. Badauskai naudoja. Čia buvo laiškas su visom nuotraukom. Būtent mano telefono įrenginys pas Badauskienės name. Palidovas nurodo būtent Badauskienės namą, būtent, kad antras klonas yra pas Badauskus. Badauskai naudoja įrenginių perdavimas. Jiems reikalingas perdavimas, visus duomenis, dvigubas buhalterijas, kriptovaliutų duomenis, pokalbiai vykdomi per mano telefonų įrenginį. Mums pavyko keletą nusipaveiksluoti. Naudojamos ausinės, perdavimai, radijas.
Nusikaltimai vyksta ir Badauskienė, ir toliau Tamušauskas pasakoja, kad niekas nevyksta, tu mums nieko naujo nepasakei. Vaiko planšetė, tikrai, kad ne vaikas turi akcijų, mano vaikai tikrai neturi akcijų Rubikon projekto. Mano vaikai tikrai nežaidžia žaidimų, kuriais žaidžia Elijus. Tuo labiau pas manis telefonų įrenginyje. Nusikaltimai vyksta. Ir Tamušauskas, siųsdamas šitokius laiškus, visos Lietuvos gėda. Gėda Tamušauskai, Alina Sauserė, gėda Telšių policija. Jums yra gėda. Jūs leidžia smurtauti, jūs dangstot. Tai tik tai dar kartą įrodo, kad mūsų Telšių policija yra korumpuota ir priklauso Badauskų grupuotėjai. Nes šitokius nusikaltimus turėjo perduoti asmens duomenų apsaugai, už asmens duomenų užgrobimą, už apsaugos kamerų užgrobimą, už telefonų įrenginių užgrobimą. Policijos pareigūnai turėjo susisiekti su duomenų apsauga. Policijos pareigūnai turėjo susisiekti su STT. Policijos pareigūnai turėjo susisiekti su nepriklausomu elektros energijos tiekėju, kad gauti išsame informaciją, kodėl pas manęs elektra pareina iš gatvės į namą, o ne iš namo į gatvę vartojimas. Kodėl pas manęs 1000 kW prisukama elektros energijos 14 metų ir kodėl pas Badauskus užgesta šviesa, kada pas mus irgi užgesta šviesa. Badauskienė yra parašiusi žinutę. Visos žinutės laiškai, visi video įrašai, pokalbiai tebėra išsaugoti. Policijos pareigūnai suklastojo, ignoravo, tai yra 228 baudžiamojo kodekso straipsnis, piktnaudžiavimas tarnybinė padėtimi. Ponas Tamušauskai, Sausgerė, Telšių policija. Norisi pasakyti, Badauskai jau nužudė šunį. Badauskai įsilaužė, toliau vagė, grobė mūsų duomenis. Sąskaitai jau dingo, dar litais 30 000. Dingo šiltnamis, kuris galimai net yra pas Badausko brolį sodybai gali būti. Nes iš tikrųjų tai buvo išskirtinis šiltnamis, ne toks kaip visi. Pas mus dingsta daiktai, dingsta statybiniai instrumentai. Badauskai toliau vaikšto, išėmė stiklo paketą. Spynos paketus rugsėjį mėnesį. Mes jau 5 kartus keitėm spynas ir kokiu būdu, kaip Badauskas atsirakina ir ne vienas žmogus matė Badauską išeinant iš mūsų namo. Klausė, ar mes susitaikėm jau su Badauskais. Žmonės bijo paprašus, kad paliudytų, kad šitai Badauskas matė išeinant iš mūsų namų. Žmonės bijo, kad jų nepadarytų kliedinčiais. Badauskai visą rajono jau terrorizuoja. Pas kaimynus įsilaužė 3 valandą nakties, išėmė stiklo paketą, būtent jau statė stiklo paketą. Ir bestatant sukėlė triukšmą 3 valandą nakties. Miegamųjų langas būtent į kaimynų pusę. Abu ponai su Badauskais stovėjo kieme. Ką pavogė, nežinau, nemačiau, nes pušis kaimynų užstojo. Apšvietė jų veidus, nes iš gatvės yra kaimynų apšvietimas, labai puikiai net mūsų miegamai apsišviečia, pakankamai gerai. Ir matėsi būtent, kad Badauskai buvo atvykę į kaimyno kiemą. Žmogus Amerikoje. Taip, kad Tamušauskai, tu toliau meluoji, toliau dangstai nusikaltimus. Jūs prisijungėt jau prie nusikaltėlių grupuotės. Jūs subūrėt nusikaltėlių grupuotę. Dėl to nusikaltimai nemažėja, o didėja. Jums turi būti gėda. Ir aš viską darysiu, kad jūs kartu su Badauskais, su Badauskų grupuotė, kaip grupinis, kaip pakartotinai leidus prisijungti, pakartotinai visus padarius nusikaltimus ir toleravimą ir skatinimą šitų jie yra ligoniai. Sveiko proto žmogus neįsilauš namus, neapipils šilumos katilo 22 laipsniai šalčio ir vaikų nešaldys. Sveiko proto žmogus nesukels elektros įtampos, kad vaikai nakties metu, kada mes galėjom nugaruoti, užsidegi katilas. Sveiko proto žmogus, turėdamas savo didžiulį sodą, neis į 3 metrų šiltnamį ir paskutinio agurko iš vaikų nepavoks. Jis dar ir padės kitam kaimynui.
O Badauskai negali būti nevogė. Jie nė minutės negali būti nevogė. Viską išsilieja būtent pas manęs. Ir matydami, kad neturiu pinigų advokatams. Advokatas pasakė, reikia turėti mažiausiai 20 000, kad šį sisteminį klaną sustabdyti. Aš viską padarysiu. Viską padarysiu. Susisieksim su radija, jau susisiekiau. Nuvešiu įrašus, įgarsinsim. Per visą Lietuvą bus balsas, kai Badauskienė kalbasi su Badauskaitė ir jos drauge, kaip sunaikinti įkalčius. Badauskienė sakė, kad mes tiek taupom, kad net ir kompiuterius įsijungiam. Policijos pareigūnas, Tamušauskas, Alina Sauserė, jūs šito įrašo net nesiklausėt, net pati Badauskienė teigia, kad mes labai taupus ir todėl mes negalim jokių būdų išnaudoti 1000 kWh. Tai yra vagystė. Badauskienė šiame pokalbėje pati pažymi, kad mes išsijungę net kompiuterius ir iki tokio taupumą esame elektros energijos. Tamušauskai, pasikelk Google, pagooglink, pasižiūrėk, kiek namų aplinkui buvo ir kas galėjo vogti elektrą. Tamušauskai, pasižiūrėk, vienintelis tas pats Badauskas yra kaimynas, per kurios žalią zoną eina elektros laidas ir nakties metu pagautas per griovį kišantis, kada buvo iškasta ir palikta. Tamušauskai, pasidomėk truputėlį, kas vyksta, nes turėtų būti tavo vaikams gėda tokį tėvą turint. Ir dar šitokias pareigas atliekant, įrašinėjant, kad nieko naujo. Buvo atliekami papildomų argumentų, leidžiančių abejoti ankstesniais atsakymais. Ankstesni atsakymai yra neigiami, kad niekas nenustatytas asmuo. Asmuo yra nustatytas ir malkų vagystei. Yra pėdos į Badauskų kiemą. Palidovinis nustatė antrą telefono įrenginį Badauskų name. Daugiau negu reikia yra įrašų, daugiau negu reikia yra įrodymų, kad vykdo nusikaltimus Badauskai ir Badauskų suburta grupuotė. Tamušauskai, tau gėda, tu net nesiteiki per 3 metus atvažiuoti į namus ir tu sakai, kad nieko naujo, jokių argumentų, jokių faktų. Laidas buvo virš žemės iškeltas. Mes neturim 1-3 fazės. Tamušauskai, gal tu atvažiuosi, man pajungsi 5 apsaugos kamerą, sugrąžinsi. Gal tu laidą man sutvarkysi, kur Badauskai užgrobė. Kodėl neatvažiavę neatkasat? Kodėl nieko nedarot, o aiškinat, atliekat tyrimus iš oro, iš savo iš galvosenos. Piršto anspaudų nesugebėjo tai posilaužimo net pasiimti. Ir rašyti šitos atsakymus, tegu visa Lietuva pamato, ką Telšių policijos pareigūnai daro.